Mūsų širdyse vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Suvestinė yra tokia, kad mes pagal skirtingus požymius išskyrėme, kurie parašai yra negaliojantys. Tai antai nepilnamečių pasirašymo dienai rasta 324, negaliojančių dokumentų nustatyta 405, rastas vienas nepilietis, 23 dukrai, tai yra žmogus pasirašė 2 kartus, pavardė ir vardas neskaitomi ar nėra, rasta tokių įrašų 1434, dokumentų numeris netinkamas ar nėra 1417, gimimo data nepilna ar nėra 656, gyvenamoji vieta nenurodyta ar netinkamai nurodyta, tai 1481 įrašas, sąrašo nėra 85 įrašai, pasirašymo data netiksli nėra 1112 įrašų, pasirašymų neįgaunų asmenį 961 įrašas. Tai jeigu visus šitos įrašus nustatytus vyriausios rinkimų komisijos sutikrinti su gyventojų registro tarnyba mes eliminuotume ir atimtume taip pat ir eksperto nustatytus įrašus viena ranka, kurių yra 16 000 maždaug. Tai galutinis surinktų parašų skaičius būtų 292 200. Tai yra, kad balsų referendumo iniciatyviniai grupiai tam, kad būtų surinktas referendumas. Taip pat mes esame atlikę ir statistinį tyrimą, jo rezultatai, kodėl tas statistinis tyrimas buvo atliekamas, dėl to, kad vyriausioji rinkimų komisija vedė ne visus įrašus bylose, o vedė tik pirmą, paskutinį atsitiktinai atrinktą. Aišku, dar galima buvo įvesti ir papildomai tuos įrašus, kurie kėlė abejonę. Ir viso buvo 21 000 tokių įrašų, tai yra iš 320 21 000, tai yra mažiau negu 10%. Tai kadangi patikrinti ne visi įrašai, tai mes skaičiavome, padarėme statistinės prognozes, tai būtų patikrinti visi įrašai. Tai ta prognozė yra tokia, kad jų tokių parašų būtų žymiai mažiau. Ir yra pateikti 3 modeliai, kiek jų galėtų būti, tai modelis svyruoja nuo 272 000 iki 285 000. Pridėjus elektroninius parašus, tada svyruotų nuo 279 iki 292 000 parašų. Tai šitas statistinės prognozės irgi prašau atkreipti dėmesį. Ir kadangi patikrinimo aktas yra paruoštas, tai vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas turėtų būti pirmas punktas, tai mes turėtume pritarti šitam įrašų patikrinimo aktui. Antrų punktų mes turėtume apsispręsti, ar surinko ar nesurinko 200 000 parašų, arba alternatyvus sprendimas galėtų būti nustatyti 15 dienų terminą trūkumams pašalinti. Tai toksai yra pasiūlytas sprendimo projektas, siūlau komisijai svarstyti šios dokumentus. Aišku, klausimų prašysiu paaiškinimų iš parašų rinkėjų. O štai, reiškia, kokių tai tokių, reiškia, ypatingų nevistinumų, kaip tokių mes nesame. Tas irgi labai malonu, nes dėja būna ir kitokių, reiškia. Ir aš kaip puikiai suprantu darbo grupės, reiškia, pasiūlymą, kad vis dėlto mums pasinaudota referendumo įstatymo 13 straipsnio dalies galimybė suteikiama, kad nors tų parašų yra surinkta, bet kai kuriems tiem parašams vis dėlto pripažinti statusą tokius yra nežymus trūkumai ir nustatyti terminą, kad grupiai, reiškia, dar 15 dienų tą trūkumą pašalinti. Nežinau, ką grupė apie tokius dalykus galvoja. Atmesti, pripažinti mums tai išeina, aš
Nes mano galva irgi ne tas variantas, kada mes neturime nustatę. Ar vienai mes dėl tokių normalių visiškai dalykų, tai irgi kažkaip neatrodo. Dalykai jau labiau, kad referendumo įstatymas dar suteikia trečią dalyką. Tai aš norėčiau paprasčiausiai, kad turbūt toliau suteiks žodį, iniciatyvinį grupę, kad jie, sakykime, ką turėtų pasakyti žodį. Labas visiems. Pirmiausiai tai turiu tarti nuoširdų ačiū komisijai už didelį supratimą ir mūsų švento darbo pripažinimą. Mes šiek tiek atsiprašome, kad jūs labai apkrovėme tikrai tokiu darbu, tačiau mes vadovaujamės Lietuvos Respublikos konstitucija, kurioje skelbiama, kad suverenitetas priklauso tautai, todėl mes atlikome tautos valią. Ir patikėkite, mes ją atlikome labai sąžiningai ir turbūt ir pirmininkas pripažino, kad ypatingų kokių nors nusižengimų mūsų darbe nebuvo. Didesnė dalis klaidų, apie kurias jūs minėjote, truputį padaryta iš mažo informatyvumo ir mūsų tų rinkikų neišprusimo elementaraus. Aš dabar ypač noriu akcentuoti štai tą didelę dalį parašų, kur netiksli gyvenamoji vieta. Ir man tik skambino neseniai bobulė iš Šiaulių ir sako, dievuliau brangus, ten vienas į tą jūsų laukelį, vienas rajonas netelpa įrašyti. Kaip aš galėjau įrašyti visą gyvenamosios vietos adresą. Taip kad šiuo atveju mes sakome, kad gyvenamosios vietos nenurodymas tikslesnis yra truputį ir pačios formos defektas. Ir mūsų didesnės dalies žmonių tas negrabumas paprasčiausias. Tai jau prašom, jeigu būtų tokia galimybė, atstatyti šitą gyvenamosios vietos parašų skaičių arba bent jau turėti galvoje, kad tai nėra esminis pažeidimas. Prašom nelaikyti esminių pažeidimų ir datos neįrašymų, todėl kad paprasčiausiai žmogus, kada pasirašė pabaigoje parašą, jis net neatkreipė dėmesio į tai, kad ten reikia nurodyti tikslę parašo datą. Nebent tuo atveju, kada balansuojama ant pilnametystės ribos, tada lygiai taip ir, kur ašgi mačiau, kai kaimas visas pasirašė, senoliai pasirašė, sakysim, tik tai metus įrašydami, o mėnesio ir dienos nenurodė. Tai akivaizdu, kad tai yra pilnamečiai mūsų piliečiai. Ir jie tiesiog, vėlgi iš nežinojimo tą padarė. Tai vat šitie du dalykai labai svarbus. Dabar labai prašyčiau jūsų gero dėmesio į tai, kad viena ranka pildyti duomenys nėra piktybinis pildymas. Tiesiog daugelis žmonių galvojo, kad jie paprasčiausiai aiškiau ir teisingiau surašys tuos duomenis, kad jums paprasčiausiai būtų lengviau tai daryti, patikrinti. Vienas iš tokių motyvų buvo. Kitas motyvas, jūs turbūt gal ne vienas rinkote parašus, ateini į šeimą, sako, tu bobulę užpildyk, aš pasirašysiu tik tai. Tai štai aš prašyčiau atkreipti dėmesį į tai, kad vienas iš tų, ypač šeimose, kur užpildyta viena ranka, vienas iš tų parašų yra autentiškas ir visiškai neprieštarauja įstatymui. Taip, kad jis galėtų didesnė dalis arba bent procentaliai taip būtų įskaityta. Šitas mūsų prašymas būtų. Daugiau mes jūsų sprendimų neteisime ir aš tik tai geros valios trokšdamas noriu pasakyti, kad šitas darbas tikrai žmonėse sukėlė labai gerus jausmus ir ypač prieš kalėdiniam laikotarpį aš labai prašyčiau jūsų atsižvelgti į mūsų tautos tokį norą, nes turėkite galvoje, kad
ne tik tai 320 tūkstančių čia yra, bet yra didelė dalis dar, kurie negalėjo pasirašyti. Aš beveik įskaičiuočiau mažiausiai 100 tūkstančių žmonių, kurie elementariai neturėjo dokumento pasirašymo metu. Nes štai to dokumento numerio įrašas labai trikdė mūsų darbui ir parašų mes tikrai galėjome surinkti kur kas daugiau, tačiau manyčiau, kad dėl įstatymo kategoriškumo mes to negalėjome padaryti taip, kad jums nekiltų jokių abejonių. Todėl, mielieji, jeigu jūs manote, mums, aišku, idealiausias atvejis, kad jūs atstatytumėt dalį tų parašų, kaip jau sakiau, kur datos, gyvenamosios vietos ir viena ranka parašytų dalis, jeigu ji būtų atstatyta, o antrasis sprendimas, kaip ir pirmininkas sakė, kad mes gautume dar mažą laiko dalį surinkti papildomai reikiamą parašų skaičių. Mes tikrai pasiruošę tą padaryti ir padarysime taip pat sąžiningai, kaip darėme iki šiol. Kadangi tų parašų rinkimo lapų yra tuščių, mes jums pristatėme, todėl mes juos galėtume paimti ir per jūsų nurodytą laiką papildomai pristatyti jums reikiamą parašų skaičių iki jūsų nurodytos sumos. Tai tiek aš labai norėčiau geranoriškumo. Dėkui. Klausimai, ponui Šliužui iš komisijos narių. Kas dar iš iniciatyvinės grupės pageidauja pasisakyti? Aš papildyti norėčiau. Tai prašom, prisistatyti. Labadiena. Aš esu Eglė Valušytė, referendumo iniciatyvinės grupės narė. Ir referendumo iniciatyvinė grupė turi tokias pastabas ir prašymus. Dėl įrašų parašų rinkimų lapuose tikrinimo rezultatų patikslinimo. Tai pirmas punktas. Nepilnai nurodyta gyvenamoji vieta tuose įrašuose, kadangi tai yra neesminis trūkumas, prašome tuos įrašus įskaityti. Antras, rinkėjas, jeigu pasirašo už neįgalų pilietį, prašome įskaityti, nes Lietuvos Respublikos referendumo įstatyme nėra reikalavimo, kad pasirašant dalyvautų trečias asmuo. Trečias, kai nėra datos nurodyta. Pasirašyta fiziškai negalėjo būti kitų laikų, nei parašų rinkimo lapai buvo išduoti iniciatyviniai grupiai. Todėl visų piliečių, kurie tuo laikotarpiu buvo pilnamečiai, nemirė ir turėjo galiojantį dokumentą, parašai privalo būti įskaityti. Ketvirta. Kai yra nurodyti vien gimimo metai, prašome įskaityti ir tokių visų piliečių parašus, kurie gimė anksčiau negu 1995 metais. Penkta. Prašome įskaityti po vieną įrašą iš viena ranka rašytų įrašų grupių, kadangi kiekvienu tokiu atveju vienas asmuo iš grupės išreiškia savo valią, visiškai išpildydamas įstatymo reikalavimus. Šešta. Neįskaitomas vardas ir pavardė turi būti įskaityta tokie įrašai, kadangi yra galimybė patikrinti tokius parašus gyventojų registre. Be to, daugeliu atveju neįskaitomais pripažinti duomenys yra pakankamai aiškus, kaip mes peržiūrėjome. Septinta. Reikalaujame ištaisyti visas referendumo iniciatyvinės grupės rastas Vyriausiosios rinkimų komisijos skaičiavimo klaidas rinkimų lapuose, parašų rinkimų lapuose. Ir aštunta. Atsižvelgiant į tai, kad Vyriausioji rinkimų komisija beveik 320 tūkstančių parašų pristatytų lapkričio 29 dieną tikrino 2 savaitės,
o iniciatyviniai grupiai buvo skirta vos kelios dienos. Prašome skirti daugiau laiko, susipažinti su likusiamis bylomis, kurios nebuvo peržiūrėtos. Ačiū. Tai kolegos, kokie būtų pasiūlymai? Aš supratau, kad reiškės darbo. Čia ir mūsų svečiai, signataras Ignas Vaišvilas. Ačiū už galimybę pasisakyti. Labai gaila, kad pirmininkas neleido pateikti klausimų. Ne visi susirinkusieji susipažinę su aktu, o vien tik iš apibendrintų akto skaičių pagarsinimo nėra aišku ir mano nuomonė komisija, jeigu šitame akte yra tik apibendrinti skaičiai, kiekvienas komisijos narys susidūrė tik tai su dalimi lapo. O kad turėtų vidinį įsitikinimą ir galėtų ramia sąžinę balsuoti, taip kaip prisiekęs Lietuvos Respublikai komisijos narys įsipareigojo atlikti šį darbą, jis turėtų būti tikras. Keletas pavyzdžių. Visų pirma pasakyta, kad daugiau kaip 16 000 yra viena ranka parašyta. Tačiau iniciatyvinės grupės narė, ką tik kalbėjusi, atkreipė dėmesį, kad akivaizdu yra šeimos narių. Todėl turėtų būti ta statistika, kiek tų viena ranka vienos grupės narių yra pasirašusi. Nes tai iniciatyvinės grupės narė teisingai nurodė, tai tikrai bent vienas asmo iš tos grupės turėjo teisę pasirašyti už save, teisingai pasirašė ir užpildė savo ranką duomenis. Šito skaičiaus aš nepamačiau, dėl to mano supratimu, nežinant šitos skaičiaus, komisija negali balsuoti. Darbas tada būtų neatliktas iki galo. Kitas dalykas yra labai svarbus. Ir iniciatyvinės grupės nariai atkreipė tai dėmesį, kad įvairios gali būti klaidos, tame tarpe ir suvedant duomenis, asmens dokumento duomenis. Ir gaudavosi, ir jau ne vienas pavyzdys iniciatyvinės grupės patikrintas buvo, vienetukas ir ketvertukas, vienetukas ir septintukas labai yra panašus skaičiai. Dėl asmens klaidos net ir lytis būdavo kita gaunama. Ir tokius duomenis reikia tikrinti, dėja pagal tuos keletą pavyzdžių atsisakyta tai daryti. Dėl to aš manau, kad atsižvelgiant į parašų gausą, neužteko laiko matyti nei komisijai pabaigti darbo laikų, nei iniciatyviniai grupiai buvo patikrinti. Todėl manyčiau, kad darbas šiandien dar nėra visiškai atliktas iki galo. Ir noriu atkreipti į esminį dalyką dėmesį. Jeigu yra netikslumas, neaiškumas pavardėje, tačiau yra asmens dokumentas, o jūs registro duomenimis disponuojate, taip pat reiškia patikrinti vardą ar pavardę, ar jis visiškai netoks kaip asmens dokumente, tai reikia tik tai gero noro. Nes jūs duomenis turite, jūs patvirtinote tai. Tai dėl to aš manau, tokie taip pat dalykai turėjo būti bent jau paskelbti prieš balsavimą ir komisijos nariai turėtų žinoti, kaip ir iniciatyvinės grupės nariai, kurie gali sutikti ar nesutikti. Dar buvo nepaskelbtas vienas duomuo, nes gerbiamas pirmininkas informavo, jog yra registruotais laiškais lapkričio 29 išsiųsti kažkiek tai lapų tiesiogiai į vyriausiąją rinkimų komisiją. Jeigu tai padarė iniciatyvinės grupės nariai išsiuntė tuos registruotus laiškus, laiku civilinis kodeksas nustato išsiuntimą Lietuvos pašto dieną pripažįsta kaip tinkamą įteikimą adresatui ir teismuose ir visur kitur. Todėl šitie parašai jie turėtų būti paskelbti ir pagarsinti. Jeigu juos išsiuntė iniciatyvinės grupės nario tinkamai įgaliotas rinkikas, tos dokumentus esant galimybei pateikti trūkumų šalinimo dalykus, taip pat būtų pateiktas ir tie parašai taip pat turėtų būti skaičiuoti, nors jų nepagarsinti. Gerai, aš labai atsiprašau, manyčiau, kad reiškės mes vis tiek turbūt visi... Aš tiesiog paskutinį sakinį... Jeigu paskutinį, tai ačiū. Taip, ačiū.
Manau, kad esminis principas yra identifikuoti asmenį nustačiusi. Ir adreso nepilnumas ar kitos detalės, ką komisijai turim galimybę tai nustatyti, turėtų būti tai atsižvelgta. Visa kita yra techniniai dalykai, kurie, manau, išsprendžiami. Čia aš norėčiau, Jūra, jeigu mes jūs prašymus įvykdysim visus, dar po prašymus, Vieną prašymą. aš manau, per referendumą klausimą parašų nustatant po kokių 20 metų sugrįšim. Nustatysim visus reiškias klaidas, mažytės ir taip toliau. Deja, mano galva, mums to nepavyks padaryti. Įstatymas Vyriausioji rinkimų komisija davė 15 dienų. Tuomet atveju tas 15 dienų eina ir poilsio dienos, ir šeštadienį, ir sekmadienį ir taip toliau. Na, aš nežinau, mes susidarom lygtai su to darbu ir dar radom iniciatyviniai grupiai keletą dienų, esminį tą darbą baigė, 3 dienas, mes padarėm galimybę iniciatyviniai grupiai perpatikrinti reiškias. Ko įstatymas, tiesą sakant, numato. Įstatymas sako, kad po to, kada mes čia patvirtinam tą rezultatą, tada Vyriausioji rinkimų komisija pasikeičia iniciatyvinę grupę ir tuomet iniciatyvinė grupė reikia supažindinti su patikrinimu rezultatu. Mes galvom, kad reikia dirbti skaidriai, sudaryti iniciatyvinį grupę galimybę susipažinti su ką mes nustatėm, ką matė rašytinis ekspertai. Aišku, visi matė bylose tuos pažymėjimus rašytinius ekspertus, raudonas mygtukas, tai buvo sutarta, kad būtų visiškai aišku. Yra rašytinius ekspertų raštai, reiškia apie tai. Dabar, reiškia, daryti pertrauką, daryti perskaičiavimus tų, tada žmonės vedė kompiuterius, dar patikslino tos rašytinius ekspertų, reiškia, išvadas. Jeigu ten, sakykim, aš nežinau, galima taip ir padaryti. Tada gal mes, reiškia, kitais metais ir susirinksim. Prašau. Kadangi per tos didelius darbus, lėkimus ir budėjimus, ir jūsų, ir mūsų, mes pamiršom, koks yra laikas, tai aš šiek tiek, leiskit man galbūt, kai kam atrodys labai tuščia ta kalba, bet prašau minutės kitos, aš ją norėčiau išlaikyti. Iš tikrųjų yra įstatymas, bet tą įstatymą surašo žmogus. Ir tas įstatymas surašytas prieš kelis metus. Ir mes galime su tuo įstatymu ilgai dirbti ir stengtis jį įvykdyti, bet gali atrodyti taip, kad vis tiek kažko pritrūko. Mes suprantate, aš įsivaizduoju, kiek geranoriškumo, kiek darbštumo, kiek noro padėti vienas kitam, noro pabandyti suprasti vienam kitą šią savaitę buvo šitame pastate. Ir pirmininkas sako, kad mes turėjom didžiulę praktiką referendumų organizavime, vis tik tai šitas referendumas yra šiek tiek kitoks. Jis neina galbūt iš aukščiausių valdžios sluoksnių suformuotų idėjų, jis neina iš atskirų grupių, jis eina iš tų paprastų, kurie galbūt ir pasirašyti nelabai moka, gal jų jau ir ranka sugrubusi, bet vis tik tai už jo stovi tas toks spinduliavimas ir tas bendras pajautimas to bendruomeniškumo. Todėl būna tokių situacijų gyvenime, kad vis tik tai, kad priimti teisingą sprendimą, vis tik tai to neužtenka. Charakteringas netgi yra tas laiškas rašysenos ekspertų jums atsiųstas, kuriame atrodo tokiame trumpame ir tokiame oficialiame, vis tik tai žmonės nesusilaikė, nepabrėžė to, kad yra ir tas jausmas, jog čia viskas daroma nuoširdžiai ir viskas daroma dideliu skaičiu žmonių ir negalvojant apie kažką savo, apie kažkokį interesą, o paprasčiausiai apie tą instinktą. Taigi, mėlieji, galvojant, kad tų kabliukų buvo ir bus ir galim dirbti ir jūs nesuspėjot ir mes nesuspėjom, o įstatymas yra įstatymas ir jisai geras tik tada, kai priimamas. Paklausiu savęs, ką šitoj situacijoje darytų meilė. Mes jums dėkingi jau vien už tai, niekur neparašyta Konstitucijoje, kad Lietuvos Respublikos suvereno teisės ir demokratinės teisės svarbiausia institucija gilinti yra Vyriausioji rinkimų komisija. Visgi dabar sėdėdami čia ir jausdami už savo nugarų netgi gal 500 000 žmonių, kurie šiandien stebi tas transliacijas ir laukia šito mūsų sprendimo, mes matom, kad būtent Vyriausioji rinkimų komisija, jūsų asmenyje dabar yra viltis, į jūs nukreiptos akis, jums yra atsakomybė ir pareiga ir galbūt iš tikrųjų tas didžiulis suvokimas ir jums kažkiek kitaip žvelgiant į visą tai, į tai, kad valstybė yra bendruomeninis darinys, kad yra bendruomeninis gėris, o ne vien tik tai įstatymo viršenybė ir sausa raidė. Taigi norim palinkėti, padėkoti jums už visą tai, ką gražaus, gero, ką padėjot sulaužyti stereotipus,
galbūt kažkas ir šnekėdavo partinį iš savo interesų apie vyriausią rinkimų komisiją. Mes labai ir už tai dėkojam. Ir žemai lenkiamės jums už bendrą darbą, norim palinkėti gražių švenčių ir tikimės, kad tos mintis, kurias išsakė Pranciškus, ir bus pagrindinės ir jūsų pirmininkas, kad dėl kurių sutarsim ir dėl ko toliau dirbsim. Gražaus laikotarpio mums visiems. Ačiū. Tai čia, ką Julija sakė, turbūt pasakė, ar ne? Ne. Man atsakė, bet skaičiai tai man paaiškino, bet tų skaičių nesimato ir būtų gerai, kad jie matytųsi tam pagrindinėme akte, nes bet koks neaiškumas paskui bus traktuojamas, kad kažkas kažką sumaklino ir taip toliau. Tai perduokit jam rašysenos ekspertų išvadas. Tai bet skaičiai ten yra, bet jie nesutampa su šitais skaičiais. Nedaug, bet nesutampa. Kuriais skaičiai? Kaip gali nesutampa? Kaip gali? Jie didesni yra ar mažesni? Ten yra 16 000 su kažkiek, čia yra 15 938. Bet čia yra 16 805. Nu tai kitas skaičius yra. Nu tai vat, dar kartą, trečią kartą bandau Juliu paaiškinti. Jums ir galbūt dar kas mes nesuprantame. Visas ekspertų išvadas, žemės rašto ekspertų pastatas, o dabar kolonėlį tai specialiai užrašiau, kad būtų aiškiau. Galbūt mes iš tikrųjų suklaidinam su darbinės kolonėlių pavadinimais. Rašto ekspertų išvadas. Ekspertas nurodė vienarankį. Pažymėkite raidę B. Tai darė mūsų operatorių kompiuterinį programą. Tad visi šitie tokie pažymėti raidę B yra atspindėti stulpelį. Nu, B raidės stulpelį. Arba dabar pavadinimą reikėtų rašyti rašto ekspertų pastatas. Ir toliau yra, reiškia, bendroji suma 16 805. Tai iš esmės sutampa. Tokios yra rašto ekspertų išvados. Tai ten skirtumas, man atrodo, 17 yra vyras. Kaip aš nekysiu. Skirtumas yra susidaręs dėl to, kad mūsų operatoriai, kada įvedinė tos duomenys, matė, kad rašto ekspertai pažymėjo, sakykime, kur, reiškia, asmuo yra, reiškia, pasirašė už neįgalų. O neparašė tas asmuo, kuris rašė duomenys apie neįgalų, padarė klaidą, neparašė aš, Jonas Jonaitis, pasirašau už parašė Jonas Jonaitis ir pažymėjo ten kryžiuką ant to, reiškia, laukelio numerio, bet, reiškia, neparašė žodelę aš. Ekspertas, aišku, matė, kad abi eilutės užpildytas vieną ranką, to paties žmogaus ir pažymėjo, reiškia, kad tai yra klaida. Va tokių, reiškia, mūsų žmonės, kur pamatė, reiškia, tai to nepažymėjo. Vat mano vertinimu, tas skirtumas daugiausiai iš to susidarė. Tai aš manyčiau, kad jeigu rašytinas ekspertai, reiškia, rašytinas ekspertas ne veltui pažymėjo, kad iš tikrųjų yra nemažas skaičius žmonių, kurie pasirašė, reiškia, kvietimuose lokeliuose ir matosi, kad tai greičiausiai šeimos nariai, jiegi neturi tokios galimybės patvirtinti. Tai reiškia, atsakingai naudoja terminus, bet, reiškia, jie nenustatė kažkokių dėl to diktavališkumo, reiškia, ar bandymo kažką netai padaryti. Bet įstatymas šiuo atveju pareigoja, kad kiekvienas asmuo pasirašytų pats. Tarp kitko iniciatoriai tame leidinuke, lapelė, kurį platino, reiškia, savo parašų rinkėjams, irgi buvo nurodyti, kad pasirašytų pats. Taip, visus įrašus. Ta pasirašytą aš parašą naudoju plačiaja prasme. Teismų sprendimuose, reiškia, kuriuose buvo nagrinėjama panašios pobūdžio ginčai, bet kaip tik ir kalbama, kad parašą čia reikia suprasti plačiaja prasme. Ir pavardė, ir vardas, ir gimimo data, visas tas eilutės įrašas, vadinamas parašu. Tai šiuo atveju, reiškia, mes neleidžiam rinkimuose ir į balsavimo kabinas eiti vyrui su žmona kartu. Patys jūs turbūt pastebėtojais, reiškia, tarptautinis stebėtojai tą laiką irgi labai didelę, reiškia, problemą. Taip ir šį čia pasirašinėti, reiškia, rašyti įrašą įstatymo reikalavimas ir yra būtent toks, kad dabar dėl praktikos, kaip daryti, reiškia, kurių įrašą neįskaityti. Mesgi nežinom, kas rašė. Žmona gražiai rašantis, ar vyras gražiai rašantis yra, ar dar galbūt dar už kažką parašė. Tai praktika iki šiol buvo teismų tokia. Visi tie įrašai yra negaliojami. Įstatymas tą žmogų, kuris rašė, jis rašė, pažeidžiant įstatymą. Galit bandyti ginčyti. Mano galva, nustatinėti kiek tokių įrašų. Tada reikia parašų rinkimo lapus, atlikti specialią analizę. Aš nežinau, kaip jų tokių atsiras. Man sunku pasakyti. Galbūt atsiras, reiškia, ir gana nemažai. Mes tokio tyrimo neatlikti.
rašysenos ekspertai, kada jos tą darė, jos rado būtiną specialiai į aktą tą įrašyti. Tai jis įrašė jau čia, žinoma, aktą skaitėm, tai jis yra pridėtas prie dokumentų. Tai vat tokia situacija. Tai aš toliau klausiu, kas dar buvo pasisakyti, ar reiškias jau derinam prie... Prašau, Kristina. Aš norėčiau paminėti tokį dalyką, kad rašysenos ekspertai, darydami savo išvadas, jie rėmėsi savo profesiniam žiniomis, komisija paprasčiausiai neturi, todėl abejoti rašysenos ekspertų padarytais vertinimais. Mano nuomonė, mes tiesiog neturime galimybės. Mano supratimas. Ne, tai jie yra dalyvavę, reiškia, ir ankstesniuose tyrimuose, net čia ekspertai mums ne pirmą kartą padėjo tuos, reiškia, tikrinti parašus ir teismuose jo, reiškia, būtent vertinti. Aš nežinau, išvadose mes esam pridėję tas teismų praktikas. Dėl rašysenos, mūsų žmonės kaip tik, tarp kitko, na, čia gal nukreipimas būtų patys labai norėjo vertinti tos įrašus. Pradinis įrašus galbūt tai ir galima padaryti. Ir aš turiu pasakyti, kad pas mus pastabų buvo ko gero žymiai daugiau negu pas rašysenos ekspertus. Rašysenos ekspertai, jie turi specialią patirtį, ten pakankamai daug metų yra su tais parašais dirbę ir be jokios abejonės. Aš manau, kad klaidų padaryti jam turbūt galimybių yra žymiai mažiau. Na, manyčiau, kad rašysenos ekspertas abejot kažko tai pagrindą mes neturime. Nežinau, kaip paliauti. Duot dar vienas rašysenos ekspertas, dar kažką tokio ką. Aš manau, kad turbūt nelabai. Irena, prašau. Aš daugiau norėčiau dėl balsavimo motyvų pasisakyti. Tai gal dėl balsavimo motyvų, kada paskelbsim balsavimo. Gerai? Tai aš nežinau, dėl svarstymo tvarkos, ar dar dėl ko, reiškia, dėl tų klausimų. Ar yra kokių nors pasisakymų, ar perinam, reiškia, prie projektų svarstymų? Perinam, taip? Tai, kaip aš supratau, projektas buvo siūlomas su 3 variantais. Taip? Pirmas variantas, kaip aš suprantu, kad tą mes turbūt galimybės neturim. Ir šiuo metu esam, reiškia, tokiems trūkumams. Antras variantas, reiškia, kad nesurinko ir labai stipriai nesurinko to pabaigti. Ir trečias variantas, kad vis dėlto pripažinti, kad renkant parašus yra padaryti, kaip įstatymas sako, neesminis. Dokumentuose esame neesminių trūkumų ir duoti, reiškia, 15 dienų terminą šiems trūkumų pašalinti. Tai aš asmeniškai pasisakyčiau už tą trečią variantą. Kolegas, jeigu turi konkrečiai pasisakyti nuomonės, prašyčiau. Mūsų kolegos palaikytų tą trečią variantą, kad mes nustatinėtumėm to 15 dienų terminą pradžią padaryti. Nu, paskui jie metai kitą. Tai ne vis daug trūkumų, tai reikia išsiaiškinti, kurie trūkumai. Ir kitas dalykas, mes turbūt turėtume pakalbėti, kokie tai turbūt yra trūkumai. Prašau, man, kad ir tie požiūrį. Aš labai pritarčiau tam siūlymui šitam. Labai pritarčiau tam siūlymui šitam ir visų paprašyčiau komisijos narių tam pritarti, todėl kad mes tikrai nuoširdžiai padirbėsime ir mūsų pats geriausias mes pasiimam tuščius lapus ir lekiam dabar per žmonės toliau. Po naujų metų dar. Po naujų metų, nu taip. Aš ir sakau, mes surinksime tiek, kiek reikia, papildomai tų parašų be didesnių problemų, jeigu jūs tai leisite. Aš gal norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką įstatymas suteikia papildomą 15 dienų terminą 2 alternatyviais atvejais. Arba kai trūksta mažiau kaip 0,5%, tai yra 1500 balsų, tad tuo atveju galima suteikti 15 dienų terminą surinkti papildomus 1500 parašų. Arba kitu atveju, kuomet yra neesminiai trūkumai esamų parašų. Tai yra vienas iš dviejų. Šiuo atveju mes matome,
kad mes kalbam apie tai, kad trūksta, kad yra neesminiai trūkumai esančių parašų. Kurie iš tų trūkumų grupių yra neesminiai, kurie esminiai, aš manau, komisija šiandien apsispręs. Kurie iš tų grupių parašų yra esminiai, kurie neesminiai. Kadangi dėl esminių trūkumų tai taisymų jokių jau kalbos nebus, tai taisymas gali būti tik tai dėl neesminių trūkumų, dėl kurių lentelėje jie mūsų projekte pažymėti geltonai. Pavardė vardas neįskaitomi, dokumento numeris netinkamas, gimimo data netinkama, gyvenimo vieta netinkama. Tai yra tie 7000 su kažkiek tai parašų, kuriuos reikėtų patikslinti. Naujų parašų rinkti jau šito atveju nebegalima. Galima tik taisyti tuos įrašus, kurie yra. Ta aš noriu atkreipti. Tai čia jau techniškai tai jums reikėtų to žmonės per tą laikotarpį surasti, identifikuoti ir patikslinti tų žmonių įrašų, bet naujų jau mes tikrai negalime, nes tam jūs turėjote 3 mėnesius. Ačiū, tą norėjau atkreipdėmėsi. Prašau, kas dar iš komisijos narių? Prašau, Irena. Aš gerbiami komisijos nariai noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad dėl referendumo reikalingų parašų skaičiaus Seime pradėta procedūra mažinti skaičių iki 200 000. Jau pradėta procedūra. Kiek pinigų baigsis, mes dar matysim. Tai labai norėčiau įvertinti tai, balsuojant, kad mes netitrūktume nuo konteksto, kurį šiandien yra Lietuvoje. Tai, kad 300 000 parašų yra nerealiai didelis skaičius pagal gyventojų skaičių sumažėjimą Lietuvoje. Ir pats Seimas jau ėmėsi svarstyti dėl šio skaičiaus mažinimo. Tai jūs siūlot dabar nepripažinti, kad referendumas surinko parašų ir... Balsuojant įvertinti, kad balsų surinkta tikrai labai... Matot, įvertinimas tada gaunasi, tada pasikeis įstatymas, tada balsuos mūsų. Taip, juridiškai taip. Mes galvom, kad vis dėlto ne tai turėtų. Prašau, Valdai, prašau. Gerbiami kolegos, aš visgi siūlyčiau vadovautis dabar galiojančiais teisės aktais ir dabartinę situaciją, nes, kaip žinia, teisės aktai atgal negalioja, kas Seimas svarsto, tai čia ne mūsų kompetencijos klausimas. Tai dabar kolega Jonas labai viską teisingai pasakė dėl referendumo įstatymo galimybių, ką mes galime iniciatyviniai grupiai pasiūlyti šiuo metu. Akivaizdu, kad papildomai nustatyti termino surinkti parašų mes negalim to daryti, įstatymas to nenumato, galim numatyti 15 dienų terminą neesminiam trūkumam pašalinti. Dabar mes turim, aišku, lentelę su požymiais ir, manau, reikėtų pirmiausia apsispręsti, kurie iš tų požymių esminiai, neesminiai. Tada žiūrėsim, kiek mes tų neesminių požymių pripažįstam ir ar iš vis bus prasmė tą terminą nustatyti, nes jeigu bus mažiau negu reikalingas 7800 parašų skaičius, tai nebus prasmės matyti terminą nustatyti. Tai siūlyčiau perėti prie šito dalyko. Jo, negu atmetus esminius, tai mums pusantro turi. Minus 1500. Ne, gerbėmiai, problema yra kita. Mes jų neesminį, mes sakom, kad jie tam mažiau geri. Jeigu mes Reiškia, dalykas yra labai paprastas. Jeigu mes nustatysim, kad yra tokios grupės, reiškia, Jonai, aš labai sakau. Jeigu mes nustatom, kad yra tokios grupės tarp mūsų, reiškia, suskirtų pastabų grupų, mes dabar papratysim galbūt, tai tas grupės pripažintume neesminės, iš tų grupių parašais jūs gali dirbti. Ką jūs ten turėtumėt padaryti? Ar, reiškia, gauti parašų rinkėjų paaiškinimus, ar tų pačių žmonių paaiškinimus, aš manyčiau, dar reikėtų labai gerai pagalvoti. Ir kaip parašų lapus jums reikėtų pasiimti, ar iš tų parašų lapų, tos žmonės, kurie čia yra išrašyti. Mes, tarp kitko, turim tokią techninę galimybę, yra ta mūsų sukaupta dokumentinė medžiaga, byla, leidžia jums kiekvieną grupę, reiškia, tų žmonių, reiškia, mes ne pavardės vardus tų žmonių, bet, reiškia, eilutės numerį, bylos numerį, lapo numerį, identifikuoti, reiškia, kuriuo ten pastabą yra, kad, sakykime, jeigu jums reikėtų ieškoti individualiai, tą galima padaryti. Tai aš manyčiau, kad mes galbūt pereikim prie tokių, reiškia, konkrečių grupių, mes jau čia bandėm tos namų darbus padaryti, o, reiškia, jums tada tokie gaunasi namų darbai, pagalvoti, kaip, reiškia, šitos trūkumus, jeigu jie galit pašalinti.
Tai dabar ar galim pripažinti, kad asmuo buvo nepilnametis pasirašymo dieną neesminis? Negalim. Tai mes čia esam tokia rausvos spalva pažymė. Taip? Jeigu tas asmuo mes nustatėm, turėjo negaliojantį dokumentą. Bet jis šiaip jau vis tiek yra Lietuvos Respublikos pilietis. Pasakyti dėl negaliojančio dokumento, kodėl mes manom, kad kitaip. Trumpai. Tai gal biškai palaukit. Gerai. Mes po to pereikim per visas grupės. Ačiū. Aš manau, kad dėl negaliojančio dokumento tam tikra niuansai, jeigu, sakykime, pas mus yra kažkokia klaida padaryta, žymiai, kad negaliojantis dokumentas ar tam, sakykime, galbūt ir galima. Bet tarp kitko jūs pažiūrėkite tą skaičių. Mes nustatėm 467 žmonės. Nu, žiūrėk, čia jie reiškia kiek svarbus. Mes kol kas nežinom, man kolega siūlo, kad dėl negaliančio dokumento laikytis tos pozicijos, kad vis dėlto mes negalime. Tiesa, rinkimuose mes kitos pozicijos laikomės, kada balsuotojų žmonėms leidžiu su negaliančiu pilietis, asmens tapatybės kortelės. Nepilietis. Nu, aš manau, kad čia kalbų nėra, turbūt taip. Dubliuojasi įrašas. Tai žmogus mes nustatėm, kad yra ar elektroniniu būdu balsavimo, tokių porą žmonių turim, ar jisai, reiškia, yra pasirašęs kitam parašų rinkimo lape. Taip, aš iniciatyvinės grupės atstovams rodžiau. Jūs matėte, tų žmonių yra, tai atsitiktinai turim žmonės, atsitiktinės atrankos metų. Iš tų 21 000 ir 7 000 per elektroninį būdą balsavo. Pavardė ir vardas neskaitomi ir nėra. Nu, žinot, aš pasakysiu, kad dalykas toksai, kad mes patys labai nemažai tų pavardžių, vardų įskaitėm, reiškia, po to, kad prašėm dokumento numerį, gavom žmogaus pavardę, reiškia, to dokumento, reiškia, pavardę, numerį išduotą pavardę, įskaitėm, pažymėjom, kad įskaityti. Čia jūs jau taksai turbūt nematote. Bet, reiškia, aš manau, kad tą darbą galima tęsti. Ne taip. Jūs patys sakot, kad kažkas tikrai. Rašom čia vienetus. Taip. Ar reikėtų kažkas, kad klaviatūra paskaitė? Čia yra klaviatūra. Vienetukas. Dokumento numeris netinkamas ar nėra. Čia yra ta grupė įrašų, kurie to dokumento numerio mes neįskaitėm, ar dar kažką kalbėjom. Ar, reiškias, buvo, reiškias, klaidelė padaryta. Nu tai ne, čia yra įvairūs. Yra, kur išvis neįrašyta, yra, kur kodas įrašytas, tai čia jau, žinoma, padaryta turbūt rimta klaida. Nu, bet jūs dar galite įrašyti atstatyti. Tai mes rašom irgi. Taip? Gimimo data nepilna ar nėra. Nu, nemažas skaičius įrašo, aš nežinau kodėl, bet kai pradeda rašyti, tai rašo tik tai metus, bet nerašo netgi keletą puslapių tarp visų. Nu, tarp kitko puslapį yra 70 įrašų. Tai kaip, irgi vienetą mes siūlytumėm rašyti. Taip. Gyvenamoji vieta nenurodyta, netinkamai nurodyta. Na, aš manyčiau, čia pas mus pateko absoliučiai labai daug kas. Kur parašyta tik Vilnius, Kaunas, reiškias, ir kur ten, reiškias, dalinai, be jokios abejonės reikėtų papildyti vietas. Manyčiau, kad tai yra viena iš lengviausiai turbūt įveikiamų kliūčių. Nėra paras. Nu, nežinau, mes galvom, kad žmogus nepasirašė, 85, nu vis tiek, reiškias, tokius susiblaškėlius, aš nežinau, nebent neįsivaizduoju. Nenurodė pasirašymo datos, ar ta data yra, reiškias, nepilna. Neesminis. Balsuojam negu negalim. Nu, paprastai. Pasirašė už neįgalų. Tai palauk, kaip dėl 8 punktas korektas. Mes turim čia keletą punktą aptartas. Pasirašė už neįgalą. Tai čia mes siūlom vienetą rašyti, nes ten yra pačiai įvairiausių. Kitą kartą tas neįgalusis sumaišytas. Tai va, tai žiūrėkit, ką mes tada turim. Jeigu mes, reiškias, šitos dalykus jau dabar pripažįstam, kad yra, reiškias, vienetukais pažymėti grupės, reiškias, kaip turinčios neesminių trūkumų, jūs turim 2681 parašų, visus jūs pašalinti. Taip? Viršau. Pasirašymo data irgi turėtų įvykti. Ne, tai gerai, aš manau, kad jau mes dabar turim. Kaip sakant, mes galim tą prasme fiksuoti, kad
kad dabar dėl tų esančių neesminių trūkumų mes galėtume fiksuoti, kad pas jūs yra virš 300 000 parašų. Taip? Mes negalim pasakyti, jeigu ištaisai. Bet tie 300 000 iš jų tie parašai, kurie šičia yra, jų čia būtent yra, matau, 10 481 turi neesminių trūkumų. Tai va, jeigu juos pašalina, tai dar turi perteklių. Dabar buvo pasiūlyta, kada mes svarstėm, kad dar kol kas neesminiais trūkumais papildyti. Čia viena iš paskutinių, kurias čia buvo siūlyma, pasirašymo data netiksli ar nėra 8 punktas. Aš siūlau komisijos narius pasisakyti. Prašau. Kokia būtų nuomonė? Galim pripažinti su ta data neesminis trūkumas. Aš pirmininkė manau, kad negali būti pripažinamas neesminių trūkumų. Tai yra parašo data, laikas, jis turi svarbą, kadangi ištaisyti iš principo tą parašo datą. Juos visus galima surašant bet kurią datą. Taigi šitoje vietoje manau, kad tai yra esminis trūkumas ir jo jau taisyti nebegali. Dalis tų įrašų, bet datos yra, tai yra visi puslapiai, kur yra priekį ir pabaigoje datos nurodyti. Tarpio datos kažkodėl tai nenurodyti. Būtent tai. Mano komisija netrūkai dėl to neginčius, kad mes tokius dalykus būtent matome. Ar jūs norite pasakyti argumentus, kodėl reikia tą? Tai esmė yra ta, kad jeigu pilnametystė tą pasirašymo momentu, galbūt. Prašau, prie mikrofono. Prašau, jeigu norite. Tai gal komisijos nariai Kadangi parašų rinkimo lape matosi viršutinė data ir yra apatinė dar data, tai aš skaitau, kad šitą 8 punktą pasirašymo data netiksli arba nėra priskirti prie neesminio. Išskyrus nepilnas. Sakyti, kad yra 3 mėnesių laikotarpis ir jeigu per tą 3 mėnesių laikotarpį dokumentas negalioja ir data yra neprašyta, tų parašų neužskaitom. Bet jeigu data galioja, dokumentas galioja per tos 3 mėnesius, tai mes turime jį užskaityti. Tada nesmėnį pripažįstame. Bet mes ne apie tai. Ne apie Taip, tada, ar nori kas iš komisijos narių pasisakyti dėl tos, pasirašymo data, esminės ar neesminės? Prašau. Ne, kolegos, iš tikrųjų dėl datos, tai yra formalus dalykas, bet jo vienas dalykas jau mano galva neįmanoma pašalinti ir vien tik tai, tikiu, kad ir sąžiningai spėliojimais. Net ir sąžiningo spėliojimo būdu, tai yra tikėtina, kad prieš tai einanti data ir vėlesnė einanti data ir tarpe jų įrašus kažkokią tai datą, jinai tikėtina bus ta. Bet mes nežinom lygiai taip pat kitų atvejų, jeigu mes parašų rinkimų lape, kuriame įskaityti parašai, yra datos ne eilės tvarka gali būti, tai einančios ar dar kažkas tai. Tai vėlgi datos įrašymas tai yra jau iš esmės esminis įrašo taisimas, mano galva. Aš tai tada skiriu balsavimą, nors prašau. Galbūt, jeigu jūs individualiai tikrindami tos įrašus sugebėsit kažką tai surasti, mano siūlymas buvo toks, kad mes paklausime dabar nepriimam, o jeigu jūs surasit kažką tokio individualiai nepriimam. Dalis įrašų, mano supratimu, yra tokių, prie kurių mes tikrai negalim pasisakyti, kad jie galioja. Galbūt yra, kur ten kažkas kitų, nežinau. Aš mačiau, kad kartais visai to lietus neįrašytai, ten turbūt. Vieną tiesą mačiau vėjų, tą lietaus nuplausą. Vienintelis atvejis. Tai aš nežinau, bet čia kokie unikalų. Tai aš siūlau tada vis dėlto balsavimą. Iš tiesų tada skelbiu balsavimą. Aš už tai, kad pasirašymų datos netikimai ar nebuvimas negali būti kaip čia pas mūsų įstatymai, neesminiai trūkumas.
Negali būti pripažinti neesminiais trūkumais, kuriuos galima taisyti. Pirmininkai, gal kaip teiginį suformuluoti? Teiginį, jo, du teiginiai. Teiginį suformuluoti. Pasirašymo tvarka netiksli ar nėra, yra neesminis trūkumas. Tai yra esminis. Ne, Ne, įstatymas sako tik apie neesminis. 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 Ar, reiškia, kas nors linkia pripažinti, kad, reiškia, pasirašymo datos netikslumai ir nebuvimas yra neesminis trūkumas. O dabar pozityviai, taip? Taip. Visiškai aišku. Tai kas dabar palaiko šitą poziciją? Prašau pakelti. Tai 1, 2. Tai, kaip sakant, klausimas aiškus. Taip, čia visai netrūkumas. Visai netrūkumas. Užskaityti. Kitaip sakant, mes, reiškia, nepripažįstam, kad tai nesminis. O gal prieš ne vieną? O gal prieš ne vieną? Susilaikė. Tai koks skirtumas? Didelis. Nu, pabalsuojam, nu, kas prieš? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kas susilaikė? 1, 2. Nu, susilaikė. Gerai. Ir jam laiko pataisyti. Nes aš sakau, kad mano galva tarp tų, reiškia, kur tikrai datos nėra, palaikyčiau kolegas to, kurie sako, kad jos, čia reikia 0 palikti, bet galbūt kažkokie individualistiniai atvejai gali būti, kad mes apsirinkti, gal ir vienas. Viskas, parašo nėra. Galbūt neturi, taip? Dublis neturi, nepilėtis, negaliojantis dokumentai. Nepilnametis pasirašymo dieną. Nu, kalbos neturi. Negaliojantis dokumentas dar buvo diskusija, jūs mane biškai aplemdami, reiškia, savo diskutavo. Tai ką daro? Tokia pasiūlymė. 4, 3, 7 žmonės. Nurodo žmogus, reiškia, parašų rinkimo lape dokumentą, kuris yra negaliojantis. Ar yra kas palaiko, kad galioja? Ar yra kas palaiko, kad galioja? Nėra, taip? Tai paliekam. Tai vadinasi, paliekam, tada mes nustatėm. Balsuodami bendru sutarimu, reiškia, neesminių, reiškia, grupės tos, kur mes pasisakom. Taip? Tai tokiu būdu jūs, jeigu reiškia... Palauk, tai gal dėl kiekvieno padiskutuoti? Tai kad mes jau ką tik aptarėm. Ne, tai mes praėjom, bet, pavyzdžiui, Prašau. Man dėl trečio, pavyzdžiui, vardas pavadinės skaitimo ar nėra. Jeigu yra nurodytas tik tai vardas rinkimų lapė, ar gali tokiu atveju parašyti pavardę? Nes mano supratimu tai yra jau duomenų papildomas keitimas. Bet čia Aš kiekvieną dar atvejį... tikindamas radau, tai vienas atvejis buvo. Dar tokių tarp... Čia gal vienas atvejis ir buvo, nes nebuvo tokių. Nu, mes turim 1485 panašius galimus atvejus. Kad čia reikia individualiai atvejus spręsti, nes aš manau, kad iš to 1485 bus tokių, kurios, reiškia, mes pripažinsim. Ir pati iniciatyvinė grupė mums jau pripažinti, bet gal bus tokių, kurie nesakys, kad mes prašom trūkumus pašalinti, kad turėtume konkrečiai išnagrinėti atvejį. Bet darašyti negali. Darašyti negali. Čia naujas įrašas. Naujas įrašas. Ne, apie naują įrašą. Čia ne apie naują įrašą. Kas dar turi kokių pastabų? Aš iš komisijos narių. Dar pirmininkas. Tai gerai suprantu, dabar visos tos 4 eilutės, kurias mes pripažinom kaip neesminiais trūkumais ir kur iniciatyvinė grupė turi teisę kur turi teisę papildyti, dabar tos vietos, tarkim, kur iš vis nėra įrašų. Tai apie tas nediskutuojam. Ten jokių problemų. Kalbam tik tai... Kalba gali eiti apie tai, kad mes pažymėjome, kad įrašo nėra, klaidos ištaisymas, aš manau, visais atvejais galioja. Nes atsiminkit, kad mes, reiškia, dėl šito bazinio skaičiaus, kur, reiškia, mes, reiškia, surašę esame, mes turim kai kurios įrašus, galbūt iniciatyvinė grupė mums pareikštum tuos pastebėjimus, tai aš manau, atstatyti, reiškia, reikėtų peržiūrėti. Ne iš tų grupių, bet iš viso, aplamai paėmus, ką ten nustatė. Mes nedaug tokių įrašų turim, bet ten turim. Galbūt ir ne įvairiuose grupėse, ar klaidą padarė mūsų operatorius. Man atrodo, ten pavienė, jeigu aš neklystu. Tai aišku, šitos, reiškia, tą bazinį skaičių 264 galima padėti. Jeigu jūs rasit, kad pas mus kažkur tai klaidas. Nepagrįstai nurodyta tuščia eilutė dar. Bet aš sakau,
Kiek aš supratau iš jūsų, jūs kad tokių įrašų randat labai nedaug. Yra rasta klaidų, mes vakar jums pristatėm šitą. Taip, aš apie tą būtent ir kalbu. Jūs ten daugiau radot su adresais, ten yra, reiškia, pastabos, ten dar kitais dalykais. Kada, reiškia, su šeimos narius pasirašo, ten daugiau tokių pasirašo. Bet yra ir grinai techninės. Bet yra ir tokių, tai aš nežinau. Kad yra. Tai, kaip nustatė buvo, dabar kokiu būdu, reiškia, taisomos tos, reiškia, skaičius. Ar dabar aptariam, ar kažkaip kitaip? Apskritai mes Gerai. šitą pasirinkusim. Tai aš suprantu, mes galim aptarti visą detalės, apstojai, kaip galutinai balsuot galima dabar prieš. Vaišvila, pavyzdžiui, mums prieštarauja. Ne, neprieštarauja, tiesiog dėl ar visos grupės, jeigu teisingai supratau, pirmoji tai yra ekspertų tikrintina taip pat grupė, kur vienas asmuo pasirašė už šeimos narius, ar teisingai suprantame? Mes skaitom. Nes jeigu ne, tai tada dėl to reikia balsuoti, nes teisingai atkreipia dėmesį, tai yra tikrai bent vienas iš šeimos narių parašas įskaitytinas, tai tikrintina atskirai. Kur vieną ranką surašė, dėl to aš manau, kad komisija turėtų pasisakyti dėl to. Tektų tik apgailestauti, ką mums pakeisti. Tai tiesiog yra taip ir kaip yra, aš manau, kad komisija balsuotų. Mes dar ponas Vaišvila surinkę, kiek ten kokių yra tokių atvejų. Antra vertus, balsuoti, kad tas grupės pripažinti, aš tikrai nelaikyčiau pagrindų. Reiškias, nustatyti iš tos grupės, kuris asmuo. Pirmininką, galime išsirašyti situaciją. 13 straipsnio ketvirta dalis. Jeigu nustatoma, kad pilietis už to paties referendumo paskelbimą pasirašė 2 kartus ar daugiau, jo visi parašai neskaičiuojami. Dėl to mes prie ekspertų iš esmės keisti negalime. Tai čia ne 2 kartus pasirašė, tai vienas pasirašė. Ar už save ir už kažką, ar už save 2 kartus. Ne apie tai kalba yra. aš supratau, Apie ekspertų sąrašą pakliuvo šeimos narių. Jūs nenustatėt kuris. Ponas Vaišvila galės turbūt vėliau su mumis padiskutuoti, nes aš manyčiau, kad mums vis tiek reikia judėti į priekį. Jeigu mes dar šį kartą kažko tai neįspręsim vėliau, o dabar, reiškia, jeigu norima sugriauti iš viso sprendimo priimimo, tai yra gera proga. Ačiū. Suprantu? Mes dabar nepriimame jokio sprendimo, tada po mėnesio mes turėsim apie ką padaryti. Tai prašyčiau tada, aš norėčiau kalbėti su iniciatyvinės grupės, norėčiau su komisijos. Tai ar reikia dabar mums balsuoti dėl tų dar kartą, ar mes jau kaip ir bendrą sutarimą? Bendrą sutarimą galėtų sakyti. Taip? 5 neesminiai. Tai 5 neesminiai jie pažymėti. Aš manyčiau, kad į sprendimo mūsų reikia nurašyti, kad iš tų grupių, kurios mūsų komisijos buvo pažymėti, kaip tokios, iš tų grupių pašalinti neesminius rūšius. Čia pirmas dalykas, tai rašyti. Antras dalykas, rašyti, kad nustatyti terminą, man atrodo, mes jau sutarėm, kad termino pradžia tikrai nevyko. Tai aš tada norėčiau pasiūlyti apsitarti dėl datos, kad mes tą datą pasirinkti. Aš įsivaizduoju, kad reikėtų po naujų metų prašyti, ne? Tai čia turim pirmadienį 6. Nuo 6 reikia. Ne, aš noriu šičia atveju girdėti iniciatyvinės grupės pasiūlymus. Jūs matot, reiškia, kalendorių, taip? Nuo 6. O gal gruodžio 30 šių metų? Ką? Šių metų gruodžio 30 gal? Jūs išvarysit kaip žibučių. Tai gal ne jau jo. Žibučių išvarysit per sniegą. Labai jau pats, taip sakant. Arba pagal įstatymą nuo rytoj? Tai nuo 6 dienos. Ne, Kodėl ne nuo 6 dienos? Ką? Nuo 6 dienos. Ne, tai jie patys tegu sako. Nu tai jie nori antros dienos. Antros dienos ketvirtadienį. Ne, geriau nuo pirmadienio, 6 kuri diena. 6 pirmadienis yra. 6 diena, jeigu galima, mes norėtume nuo 6 dienos. Ar jums reikia pasitarti, kurią dieną norite? Gal negaiškime, jeigu galima nuo 6 dienos. Tai nuo 6 dienos. Tai terminą mes nustatome ir pradžią ir pabaigą. Taip?
2 savaitės, ir prie 6 pridedam 15, gaunam ką? 21. Tai 21 dieną mes tada iniciatyvinės grupės jau laukiam visų pašalintų trūkumų, jūs mums pristatot, baigiat darbą dėl trūkumų šalinimo. Taip? Tai kolegos, atrodo, sprendimo projektą mes aptarėm, taip? Aišku, kad mes neuždarom tą priėmimo visokiausių pastebėjimų, jeigu bus jų daugiau dėl kai kurių kitų dalykų. Aš manau, kad suprantamas jūs turbūt komisijos nuomonė yra labai skeptiškai tos šeimos narius, kurie surašo už kitus, reiškias, ir taip toliau. Čia jau tokia, kaip sakot, situacija. Tai, kolegos, ar reikia balsuoti, ar bendrų sutarimų? Bendrų sutarimų. Ne, aš noriu paklausti iš Balsuojam. Bendrų sutarimų. Gal balsuojam? Jie neprieštarauja bendrų sutarimų. Aš pasisakysiu, bet Gerai, tai gal tada balsuojam, kad nebūtų, reiškia, paskiau kažkas sakytų, kad... Jeigu vėl nepabalsavim, irgi galima pasirinkti. Tai kolegos, aš tada, reiškia, skelbiu balsavimą dėl sprendimo projekto numeris 1, kuriame yra, reiškia, padarytas išvados dėl parašų. Ir 3 punktas suformuoluotas pagal 3 alternatyvą, kad nustatomas 15 dienų terminas trūkumus pašalinti. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo sausio 6 dienos ir terminas baigėsi sausio 21 dieną. Taip? Ar kitaip sudėdavos, bet esame tą pačią paliekat ir, reiškia, visų pirma, iš tų grupių, kurias mes fiksuojam, kad yra, reiškia, netitinkančios įstatymų reikalavimus, pagal referendumo įstatymą tokia formuluotė yra, būtent, reiškia, pavardė ir vardas neįskaitoma ar nėra, dokumento numeris netinkamas ar nėra, gimimo data nepilna ar nėra, reiškia, gyvenamoji vieta nenurodyta, ar netinkamai nurodyta ir taip pat pasirašyta. Taip? Tai rankų pakelimu, prašom, gerbiamas kolegas, pareikšti savo nuomonę. Prašau. Mes už sprendimą balsuojame. Sprendimą, už visą sprendimą. Taip. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Taip, sprendimas turi. Kas prieš? Nėra prieš, susilaiko. 1, 2, 3, 4 susilaiko. Taip. 11, 4, 15. Sprendimas priimtas. Taip, ačiū.